Buvo klausimas, kaip suduoti katinui vaistus. Jūs žinot, katinai yra gudresni negu šunys šiuo atžvilgiu, jiem tai paprastai skanėstas tą tabletę nesukiši. Dažniausiai tabletė būna atskirai, o skanėstas atskirai suvalgytas. Tai va, mes dabar pabandysim parodyti vieną iš būdų, kuris, mano manimu, yra lengviausias ir efektyviausias. Šiuo atveju mes naudosim paprasčiausiai vitaminus, ne? Taigi, jeigu katinas pakankamai adekvatus, ta prasme ne visai laukinis, kaip mūsų šitą situaciją, tai aš siūlyčiau tokį variantą. Imat jūs tą tabletę ar tos tabletės gabaliuką, kiek priklauso, ir pasistengit, kad jisai būtų pamerktas arba į sviestą, arba į aliejų, tai tokiu būdu tabletė pasidaro slidi ir ne tiek greitai pradeda tirpti, ne tiek greitai katinas pajunta skonį. Nes jeigu katinui nepatinka skonis burnoj, kaip apsauginė reakcija jis labai pradeda putotis. Tai tos putos paskui po kokio laiko tiesiog drimba kaip pas epileptiką iš burnos. Geriausia imti pincetuką be dantuko. Tai gali būti netgi ir jūsų kosmetinis pincetas. Ir jūs pamerkėt truputėlį, kad jinai visa būtų aliejuota tokia. Toliau imam katiną už odos, va čia kur kaklas. Taip kaip mama kačiukus nešioja. Ir paimam truputėlį plačiau, kad jisai truputėlį netgi kaip ir prasižiotų. Tos lūpos prasiskečia šiek tiek. Už žiltinio dantuko yra vieta, kur nėra dantų. Tai ties ta vieta patogiausia ir tą tabletę šmukšt į burnytę.